Apaštalas Paulius korintiečiams sako, tik ką tai girdėjom, viskas man valia, bet ne viskas naudinga. Viskas man valia, bet aš nesiduosiu pavergiamas. Pasirodo, ta būsena, kada aš galiu daryti, ką noriu, nes mano valia. Aš galiu apsispręsti, aš priimu sprendimus. Aš nustatau savo kryptį, kelią, ką darysiu, ko nedarysiu. Ir tada mums atrodo, kad aš esu visiškai pilnai laisvas, niekas manęs neriboja. Ir pamirštam, nes apsvaigsta galva nuo tokios būsenos, nuo tokių galimybių, nuo tokių perspektyvų. Pamirštam, kad ir tokių būsenų mes nepastebimai, po truputį galbūt, bet tampam vergais. Ir kokia tada laisvė, apie ką galim kalbėti. Nesiduosiu pavergiamas. Apaštalas Paulius tai žino, nors atrodo viskas valia, ką noriu padarau, bet aš nesiduosiu pavergiamas. Štai jaunieji sūnus pas tėvą paprašė savo dalies, o paskui panoro laisvės. Tėvas jam nurodytų, kad šitą galima daryti, šito negalima. Va čia tu eik, čia neik, tada kelkis, tą daryk, tokius darbus nudirk, nes tu mano namuose gyveni. Ir jisai panoro laisvės. Ir ta laisvė jam, kaip jisai manė, atsivėrė. Jisai išėjo iš tėvo namų su tą savo dalimi, turtingas, galintis daryti, ką nori. Bet štai ta laisvė viena vertus tokia, kaip žmogus neretai įsivaizduoja, daryti, ką nori. Ir niekas nieko nevaržo ir nedraudžia. Tai štai tą laisvę galima būtų pavadinti, kaip ir Jėzus savo palyginimą sako, ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Tai ne laisvė, tai palaidas gyvenimas.